Su kompaktiniu disku gali atskirti gerą lempą nuo prastos. Su kompaktiniu disku ir su tokia detalyte mes galime pasidaryti tokį namų sąlygų spektrometrą. Spektrometras mums leis pamatyti, kokios spalvos sudaro mūsų lempos baltą šviesą. Ir žiūrint į aukštos kokybės šiluminės lemputės spektrą, mes galime matyti, kad lemputės spektrą sudaro visos spalvos, nuo violetinės iki raudonos. Spektras yra labai geras. Pažiūrėjus į senosios taupiosios lemputės spektrą, jo paveikslas yra kitoks, nes dabar mūsų spektras yra sudarytas vos iš kelių linijų. Mūsų galva vis dar šitą šviesą supranta kaip baltą šviesą, bet jos kokybė yra daug mažesnė. Labai panašų spektrą mes galime matyti sklindantį iš bet kokių ekranų, nes pasižiūrėjus jį mes matome tik tai 3 linijas. Analogiškai visi apšvietimo ledai irgi naudoja RGB tam, kad išgautų visas galimas spalvas. Kraštutinumas yra natrio išlydžio lempos. Jos dar yra kartais randamos gatvių apšvietimuose. Jų spektras susidaro iš vienos vienintelės linijos. Dėl to jų spalva yra ganėtinai nemaloni, bet jos dar yra naudojamas, nes yra energijai taupios.